Tuoj dar. Dabar jau įrašinėjau. Tai sveiki visi. Šiandieną pristatysiu būtent apie visą tai, kokie yra žingsniai būtent tam, kad taptumėte sėkmingi tinklinė marketinge. Tai tiek su Michi veikla, tiek galima pritaikyti tai visai labai plačiai. Tai iš karto dalinuosi tada ekranu ir pradėsime apie tai kalbėti. Tai šitą dabar paskirtas. Tai būtent iš ko susidės mūsų pats pagrindinis šitas mokymas. Tai turėsime 8 tam tikras dalis, apie kurias pakalbėsime plačiau. Tai pradėkime tada nuo pirmosios. Tai yra produktų tikėjimas ir naudojimas. Tai tiek Michi versle, tiek pritaikant bet kuriame absoliučiai versle yra labai svarbu patiems naudoti produktus ir suprasti jų naudą. Ir būtent tai jūsų patirtis didina pasitikėjimą ir palengvina visas rekomendacijas. Tai yra natūralus pasitikėjimas. Kai pats naudoji produktus, kalbi iš savo realios patirties, o ne iš katalogo tik tai nuskaitytą informaciją, tai žmonės tavim labiau ir pasitikė. Tada vyksta kartu ir lengvesnis pardavimas, nes tai gaunasi tiesiog jau ne produktų siūlymas, kišimas ir taip toliau, bet tai yra paprastas pasidalymas savo patirtimi, tai gaunasi neagresyvi reklama ar įtikinėjimas. Toliau keliauja autentiškumas, tai yra toksai džiaugsmas ir rezultatai kartu jaučiasi bendraujant su žmonėmis, todėl pokalbiai atrodo tokie paprasti, nuoširdūs bei neįtempti. Ir tai yra tikrai didelis pavyzdys jūsų komandai. Tai komandos nariai mato, kad patys tuo gyvenate, tuo, ką siūlote ir lygiai taip pat pradeda daryti ir jie patys. Toliau keliauja taip pat ir mažesnis perdengimas, kadangi tikint produktais koncentruojasi ne į pinigus, kaip juos uždirbti, bet daugiau koncentruojasi į tą natūralų dalinimąsi būtent savo patirtimi ir perduodant tai visiems kitiem klientam. Ir tai ir gaunasi tokia reali vertė. Ir ilgesni žinoma santykiai. Žmonės, kurie mato tavo realius rezultatus, dažniau išlieka ilgalaikiais klientais bei partneriais. Tai lengviau toks įgyjimas pasitikėjimas. Pereikime toliau. Dabar, kuo svarbus yra asmeninis prekės ženklas būtent. Tai būtent pagrindiniai privalumai šito asmeninio prekės ženklo augimo yra tie, kad kartu auga su tuo jūsų asmeniniu prekės ženklu ir pasitikėjimas jumis, tada jūs tampate tam tikrai išskirtini, klientai tampa lojalūs kartu su jumis, taip pat kartu auga ir komanda, nes mato jūsų būtent pavyzdį, jūs tampate autoritetu tam tikriem žmonėm ir sukuriate ilgalaikę vertę. Keliaukime toliau. Pastovus kontaktų kūrimas. Tai tinklinis marketingas yra pastatytas būtent ant viso to, visas pagrindas yra žmonės. Tai yra klientai, yra konsultantai, bet tai yra gyvi žmonės, todėl reikalingas nuolatinis ir pastovus kontaktų kūrimas. Tai ryšius reiktų palaikyti su žmonėmis ir pokalbius kiekvieną dieną, reguliariai užkalbinti naujus žmonės, plėsti savo pažinčių ratą. Tai kodėl reikia ieškoti būtent naujų kontaktų? Tai tam, kad nauji kontaktai yra kiekvieno tinklinio verslo variklis. Be jų nėra nei augimo, nei stabilumo ir kuo daugiau žmonių jūs pažįsta ir su jumis bendrauja, tuo daugiau atsiranda komandai galimybių plėstis. Tai kuo daugiau žmonių žinote, kuo daugiau apie jūs sužino, tuo didesnė gali būti jūsų asmeninė komanda. Tada kaip reiktų ieškoti būtent naujų kontaktų, tai tų naujų kontaktų paieška prasideda nuo paprasčiausios kasdienybės. Tai
kasdieninėje aplinkoje, socialiniuose tinkluose, sąmoningai plečiant pažinčių ratą. Ir vienas iš svarbiausių aspektų yra, kad reikia nemedžioti žmonės, o nuoširdžiai domėtis žmonėmis ir su jais kurti ryšį. Tai geriausias bendravimas yra tada, kaip jūs pirmiausiai susidraugaujate su žmogumi, domitės, kaip jisai gyvena, parodote tiesiog tokį rūpestį, kad jums iš tikro svarbu, o ne tik tai aklai paimate ir kišate, labas, aš užsiimu tuo ir tuo, ar tave tas domina. Tai čia yra labai, kaip sakyt, nekoks pavyzdys, kaip reiktų pradėti pokalbį. Su žmonėmis reiktų pradėti tuos pokalbius tiesiog paprastai bendrauti, labai žmogiškai, be jokio spaudimo. Pirmiausia, pradėti turėti tą santykį su žmonėmis ir tik vėliau pristatyti būtent visas tas galimybės. Nes kas kartais įvyksta? Kartais būna taip, kad žmonės turi tam tikrų, kaip sakyt, sunkumų, iššūkių savo gyvenime būtent tuo momentu, kuriuo jūs pradedate su juo bendrauti. Ir kas gaunasi tada? Žmogus tiesiog natūraliai atsako, kad šiuo metu neturi laiko, ar jį ten spaudžia kažkokios problemos ar kažkas, tai natūraliai reikia būtent būti natūraliems ir tam žmogui tiesiog pasakyti, palaikyti jį, galbūt jam trūksta to kažkokio tai vieno paprasto, nedidelio žodžio, to palaikymo tiesiog tokio. Ir suprasti, kad būtent tuo momentu tam žmogui yra taip. Bet palikę savo kontaktą, nepamirškite, kad gali ateiti laikas, kai žmogus netgi ir pasako jūsų verslo galimybei šiandien ne, bet po kažkurio laiko jisai gali jūs prisiminti, kaip ieškos jau, kada jam bus aktualu, prisimins, kad vat man jinai siūlė, ar ne? Ir tada gali jums tiesiog pats tas žmogus parašyti. Tai vat yra svarbu kurti gražų ryšį su žmonėmis, bendrauti mandagiai, kultūringai ir nuoširdžiai. Tai būtent iš viso to ir gimsta toksai pasitikėjimas jumis. Ir pastovumo būtent viso svarba, tai kad kontaktų kūrimas veikia tik tada, kai jis tampa tam tikrų kasdieninių įpročių, o ne vienkartinių veiksmų. Ir netrumpi, bet reguliarūs pokalbiai laikui bėgant sukuria stiprų ryšių tinklą ir užtikrina stabilų komandos augimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daug svarbiau yra pakalbinti kiekvieną dieną vieną ar du žmonės, negu pakalbinti per dieną 10 žmonių, o paskui visą savaitę nekalbinti nei vieno. Tai vat yra ta tokia tikrai svarba būtent pačio pastovumo, nuoseklumo. Pereikime toliau. Dar patys vieni svarbiausių tos sistemos duplikacija. Jeigu jūsų sistema, kurią jūs taikote, naudojate, veikia, ji atveda jums naujus klientus, naujus konsultantus, naujus lyderius, kurie auga, vadinasi, jūsų sistema veikia teisingai. Ir ką tada reikia daryti? Tada tą sistemą jūsų reikia duplikuoti. Duplikuoti reikia būtent per naujus lyderius, per naujus konsultantus, kurie nori daryti tą patį, ką darote jūs. Jūs išmokinate tuos žmonės daryti tuos pačius veiksmus. Ir dabar, kaip turėtų atrodyti visa ta sistema, kokiu principu? Tai sistema turėtų būti paprasta, aiški ir lengvai kartojama. Tai yra svarbiausia. Ir tai leidžia komandai augti be jokių sudėtingų procesų ir taip daug greičiau plečiasi jūsų visa struktūra. Tai kaip turėtų atrodyti būtent visa ta sistema? Tai pirmiausia paprastumas. Paprastumas turėtų užimti didžiąją dalį būtent visos sistemos, tai apie 40%. Ir dažniausiai visi žmonės pradeda veikti tada, kai viskas atrodo nesudėtinga.
Ir kuo mažiau žingsnių ir sprendimų reikia priimti, tuo lengviau naujiems narėms pradėti ir pakartoti būtent veiksmus be baimės suklysti. Tai yra vienas svarbiausių dalykų. Tada turi būti aiškumas ir tam tikra struktūra, kas turėtų sudaryti apie 35%. Ir sistema turi būti aiški ir suprantama kiekvienam nuo pirmos dienos iki lyderio lygio. Ir kai visi žino, ką daryti šiandien, rytoj ar po savaitės, duplikacija vyksta natūraliai ir be jokios nuolatinės kontrolės. Ir dar vienas labai labai svarbus dalykas, tai yra nuoseklumas ir kartojimas. Ir duplikacija atsiranda tik tai tada, kai tie patys veiksmai kartojami nuolat ir vienodai visoje komandoje. O pastovumas leidžia struktūrai augti stabiliai, nes kiekvienas naujas žmogus daro tą patį, ką darė tas, kuris jį pakvietė. Tai čia yra patys svarbiausi dalykai, kaip būtent susikurti sistemą ir kaip daryti duplikaciją ir kaip daryti visą tai, kas iš tikrųjų veikia. Gerai, keliaukime tada toliau. Ir jeigu jums galbūt kažkas neaišku, ar turite klausimų, tai netgi galite iš karto rašyti į chatą, į klausimus atsakinėsiu vėliau, arba tiesiog pasižymėti savo kažkokius klausimus ir gale Zoom'o tiesiog galėsite paklausti tam tikrų klausimų, į kuriuos aš jums atsakysiu. Ir dabar pereisime dar prie vieno labai svarbaus iš tikrųjų irgi dalyko, tai yra būtent mokymai ir asmeninis augimas. Tai nuolatinis mokymasis būtent apie pardavimus, apie lyderystę, apie mąstyseną, tai stiprina mūsų rezultatus. Ir augantis lyderis augina kartu ir savo komandą. Tai kokie yra būtent svarbiausi dalykai, kuriuos reiktų mokintis ir kurie padeda mums augti. Tai pirmiausia yra mūsų mąstysena. Tai yra augimo ir atsakomybės požiūris. Tai būtent taip, kaip mes mąstome, tokius žmonės mes ir pritrauksime. Tai jeigu mes mąstysime negatyviai kažkaip tai, ar ne, ar galvosime, kad čia mums nepasiseks, kad čia produktai nieko verti ir taip toliau ir panašiai, tai mūsų mąstysena tiesiog užkrečia kitus arba tiesiog pritraukia kitus lygiai taip pat mąstančių žmonių. Tai pagalvokite, kokius žmonės norite pritraukti prie savęs. Ar jūs norite pritraukti prie savęs tų žmonės, kurie nuolat verkia, kurie nuolat skundžiasi, nuolat dejuoja, kurie mums žinai niekas nesiseka ir taip toliau. Ar jūs norite pritraukti prie savęs sėkmingus žmonės? Ar žmonės tie, kurie nori mokytis, kurie nori daryti, kurie ieško galimybių? Tai jūs turėtumėte būti irgi tas žmogus, kuris užkrės savo pavyzdžių. Tai jeigu jūs būsite kažkoks amžinai nepatenkintas, skųsitės, ten man tas netinka, anas netinka, tai jūs pritrauksite lygiai tokius pačius žmonės ir lygiai taip pat stumsite būtent tų žmonės, kurie nori naujų galimybių, nori augimų ir taip toliau, jie galvos, kad su jumis tiesiog jiems nepakeliu. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį, kaip jūs mąstote, ką galvojate ir kaip tai išreiškite būtent visoje, kaip sakyti, savo aplinkoje, socialinėje erdvėje ir taip toliau. Tada žinios. Tai pardavimų ir lyderystės supratimas, tai šitos žinios pagrinde ateina per įvairius mokymus internete, per knygas, per įvairiausias platformas, per kurias galime įgyti tam tikrų žinių, būtent skirtų šitiems dalykams, kad galėtume augti ir vystytis kaip asmenybės. Tai toliau yra įgūdžiai, tai yra bendravimų ir klausimų praktika, nes yra labai svarbu tinkamai bendrauti su žmonėmis, kaip ir anksčiau minėjau, kad su klientais ir konsultantais bendraujame
kultūringai, mandagiai atsakinėjame į klausimus, jų neužgaudami, o bandydami išspręsti jų problemą. Ir lygiai taip pat turime išmokti klausyti, kad galėtume žmogui patarti, ar ne? Tai jeigu žmogus sakys, tarkim, turiu problemą tokią ir tokią, tai mes gilinamės į jo problemą ir mes girdime, ką jisai sako. Ir tada mes jam galime automatiškai patarti būtent, tiesiog ne automatiškai, o kaip tik galbūt pritaikyti kažką tai patarti, kas būtų skirta būtent jo atveju, ar ne? Tada disciplina. Disciplina yra vienas svarbiausių veiksmų, jeigu norite turėti rezultatus. Ir tai yra pastovūs kasdieniniai veiksmai. Jeigu jūs užsibrėžėte savo tikslą pasiekti tam tikrą lygį ar ne, ar pasiekti tam tikrą galbūt pajamų sumą, ar ten kažką tai, tiesiog savo tikslą turite ir link to tikslo turite eiti būtent per kasdieninius veiksmus. Jeigu pradėjote vesti socialinius tinklus ir prisižadėjote savo, kad įkelsite kiekvieną dieną po naują, ten tarkim, reelsą, po 5 stories ir taip toliau, tai taip ir darykite. Galbūt iškris viena kokia nors diena savaitėje, bet šito įgūdžio reiktų nepaleisti ir tai daryti kiekvieną dieną. Jeigu nusprendėte dėti skelbimus, kažkokius, tai ir darykite nuolat, o ne tik tai vieną dieną pridėjau, o kitą dieną nedarau nieko. Tai rezultato vėl automatiškai pas jūs nebus, nes jūs neturite disciplinos ir nedarote tam tikrų veiksmų kiekvieną dieną, kurie jums generuoja tam tikrus rezultatus. Ir pavyzdys. Tai lyderystė per veiksmus. Tai jūs turite būti tas pavyzdys, kuris įkvėps kitus irgi jūsų komandą, jūsų klientus, jūsų konsultantus, jūsų lyderius. Tai per pavyzdį yra lengviausia kitam žmogui mokintis, kada mato kitą sėkmingą žmogų, mato, kad tas žmogus yra pasiekęs ypatingai jų aukštesnysis lyderis ir jį lygiuojasi. Ir kodėl mokymai ir asmeninis augimas yra kritiškai svarbus? Nes asmeninis augimas keičia rezultatus, o versle rezultatai visada atspindi žmogaus vidinį lygį, tai yra mąstysena, pasitikėjimas savimi ir sprendimų kokybė. Ir augdamas pats automatiškai keli ir savo verslo lubas. Ir mokymai suteikia kryptį ir aiškumą. Reguliarūs mokymai padeda suprasti, ką ir kodėl darai, o neveikti tik tai chaotiškai ir bele kada. Ir aiškiai kryptis leidžia efektyviau išnaudoti laiką ir energiją. Ir lyderis auga per pavyzdį ir jo komanda neklauso žodžių. Šitą prisiminkite visada. Ji visada kopijuoja veiksmus. Ir kai pats mokaisi, dalyvauji mokymuose ir tobulėjai, komanda natūraliai pradeda daryti tą patį. Bet jeigu pats nieko nedarysi, tai nesitikėk, kad tavo komanda ims ir darys kažkokius daug didesnius veiksmus. Yra tokių žmonių vienetai, bet tai yra labai labai mažai, kurie savarankiškai iš savęs yra labai motyvuoti ir sugeba visą tai daryti savarankiškai. Ir pasitikėjimas kyla iš kompetencijos, žinios ir praktika suteikia vidinį ramumą bendraujant su žmonėmis. Ir kuo labiau pasitikė savimi, tuo lengviau pritraukti partnerius ir klientus. Tai pasitikėjimas savimi tikrai duoda labai labai didelį rezultatą. Ir ilgalaikį stabilumą, žinoma. Tai yra asmeninis tobulėjimas apsaugo nuo perdegimų ir nusivylimų. Augantis žmogus sugeba išlikti motyvuotas net ir tada, kai rezultatai neateina iš karto. Tai čia būtent tas irgi, tas ilgalaikis stabilumas ateina būtent iš disciplinos. Ir tada žvelgiant į visą tą ilgalaikę viziją ir discipliną, ką svarbiausia būtent išskirti. Tai yra, kaip nusistatome savo ilgalaikę viziją, tai kada turime aišku tikslą, turime tam tikras didelės priežastis ar ten kažkokius tikslus, ir matome, kur būsime ateityje po metų, 2, 5 ir taip toliau. Tada automatiškai
prisideriname discipliną, tai yra darome kasdieninius veiksmus, tam tikrus įpročius išsiugdome ir tada atliekame būtent veiksmus be motyvacijos. Ir rezultate ką turime? Turime tada kryptingą ir nuoseklų augimą, tada turėsime stabilius rezultatus ir augančią komandą ir turėsime būtent savo ilgalaikį verslą. Keliaukime toliau. Ir veiksmas, rezultatai ir atsakomybė. Ir dabar tinklinėme marketinge rezultatai ateina tik per veiksmą, o atsakomybė už sėkmę visada yra asmeninė. Tai šitą prisiminkite visada ir jeigu bandysite kada nors, kaip sakyt, kaltinti kažką kitką, tai prisiminkite, kad už savo rezultatus esate atsakingi tik patys. Tai veiksmas yra svarbiau negu motyvacija, nes motyvacija ateina po veiksmo, ne prieš veiksmą. Ir maži kasdieniniai veiksmai, tai nėra vienkartiniai proveržiai. Tai kasdieniniai veiksmai yra daugiau negu tie būtent proveržiai. Ir kodėl daug kas žino daug teorijos, bet jos nedaro. Ir kas yra rezultatus kuriantis veiksmas? Tai yra kontaktų užmezgimas, tai yra kvietimai, pristatymai, kvietimai sekti, mokymasis ir iš karto taikymas būtent to, ką išmokote. Ir atsakomybės prisiėmimas tai yra vienas svarbiausių dalykų, nes čia nėra kaltų. Čia nėra kalta nei kompanija, nei produktas, nei rinka, nei dar kažkas tai. Kiekvienas esame savo rezultatų priežastis. Ir būtent visa ta lyderystė prasideda nuo pačio savęs. Ir nesėkmės tai yra augimo dalis. Atmetimai tam tikri yra proceso dalis. Jeigu jums 10 žmonių iš eilės pasakė ne, tai yra proceso dalis, nes jūs keliaujate link to, kuris pasakys jums taip. Klaidos, tai lygų pamokoms, tai klaidas turite analizuoti ir išmokti, kad jų tiesiog kitą kartą nekartotumėte. Ir kodėl labai dažnai pasiduoda būtent tie, kurie galėjo laimėti. Ir dar labai dažnai žmonės pasiduoda per anksti. Tiesiog per anksti nuleidžia rankas, pradeda nematyti greito rezultato ir tiesiog pradeda galvoti, kad jiems čia tiesiog nepasiseks ar ten kažkas neišeis. Ir dar viena labai labai svarbi tema, būtent yra laiko valdymas ir prioritetai būtent dirbant tinklinėme marketinge. Ir dažniausiai sėkmę lemia ne talentas ar žinios, o gebėjimas dirbti nuosekliai, teisingais veiksmais ir su ribotu laiku. Tai dabar, ką tai reiškia? Pakalbėkime plačiau. Ir dabar, kodėl laiko valdymas yra kritinis? Nes dažnai tinklinis marketingas yra dirbamas po savo darbo, pavyzdžiui. Ne? Tai turime ten galbūt labai mažai laiko, 2 valandas, galbūt 3 valandas, ar net 1 valandą, ar net pusvalandį, ar ne? Tai yra labai svarbu. Ir kai nėra vadovo ir pats esi savo bosas, tai dažniausiai, kaip sakyti, leidžiama savo atsipalaiduoti per daug ir atrodo, kad darai daug, o nepadarai rezultatį nieko. Tai irgi tas toksai, nes gaunasi laisvai be disciplinos, tai gaunasi tik chaosas paprastas. Ir turėtume turėti minimalius dienos planus, tai yra susiskirstyti ir susirašyti būtent, ką privalau padaryti kasdien, bet ne tada, kai bus laiko, ar ten, kada sugalvosiu, ar kažkas tai, bet pirmiausia darau tai. Ir skirti 30-60 minučių per dieną, bet kiekvieną dieną. Ir konsistencija yra svarbiau negu intensyvumas. Ką tai reiškia? Kad geriau padirbti 1 valandą per dieną, bet visus metus, negu dirbti 10 valandų ir 1 savaitę. Tai rezultatai yra matematikos nesėkmės klausimas ir dirbant mažiau
bet pastoviai turėsime geresnius rezultatus, negu dirbdami daug, bet trumpai. Tai dar yra tam tikra prioritetų taisyklė, kuri yra labai svarbi. Tai yra 20% veiksmų sukuria 80% jūsų rezultatų. Ir fokusas turėtų būti į paprastus, bet nepatogius veiksmus. Ir kodėl žmonės dažniausiai renkasi lengvą, bet neveiksmingą. Nes atrodo lengvai nueis, bet rezultatų dažniausiai nėra. Tai geriau kitą kartą dirbti kiek sunkiau, bet už tai mainais turėti tam tikrus rezultatus. Ir būtent veikla, kuri kuria pajamas, lyginant su veikla, kuri taip pat atrodo svarbi, ne? Tai pajamas kuria kas? Kontaktų mezgimas, kvietimai, pristatymai, sekimas, dar kažkas tai, socialinių tinklų pildymas ar ne kiekvieną dieną ir panašus dalykai. O užimtumo iliuzija tokia gaunasi natūraliai tada, kaip, pavyzdžiui, labai daug mokomės ir galvojam, dar reikia vienų mokymų, dar nesu pakankamai stiprus, dar reikia mokintis, ar ne? Tada koncentruojamės į tokius dalykus kaip logotipai, spalvos, detalės, prie jų praleidžiame labai daug laiko, bet tai negeneruoja mums jokių veiksmų, kurie veda prie tam tikro rezultato. Ir socialiniai tinklai be strategijos. Tai, pavyzdžiui, irgi bele kiek laiko nieko nedarau, tada kelias dienas darau, tada vėl nieko nedarau, ar ne? Tai tada gaunasi toksai, kaip sakyt, chaosas ir balaganas, tokia nesąmonė. Tai šitokių dalykų nereiktų daryti, tai reiktų susikoncentruoti būtent į tas veiklas, kurios kurs jums pajamas. Ir šiandieną savo pristatymą kaip ir pabaigiau. Tai dabar galite užduoti tam tikrus klausimus, jeigu jūs jų turite. Su manimi susisiekti galite nurodytais kontaktais, jeigu būtų kažkas neaišku, arba klausti pas savo lyderius, pas savo vadovus irgi tam tikrų dalykų. Tai ekrano įrašymą tada galbūt ir pabaigsiu. Ir už 10 minučių jau mūsų skambutis baigsis. Tai dabar pirmiausia nustoju dalintis ekranu ir išjungiu būtent įrašymą ir galėsime padiskutuoti, jeigu yra dar klausimų.